Girdėjau, kad esate didžiausias vatnikas. Ir aš pas savęs skaitau vatniku. Žmogus, kuris neneigia gamtos dėsnių. Kokią tu matai ateitį? Skylutė tarp dviejų bulkučių. Ką daryti? Aiškinau, koks pasaulis mūsų visų laukia. Kaip mokinti mąstyti? Iš pradžių snukė, po to išsiaiškinsi. Nes kai išsiaiškinsi, nebus už ką įsnukį duoti. Kritinio mąstymo nėra. Mano vaikystė buvo labai sunku, dabar mano vaikas turės viską. Ir tėvukas arba mamytė važiuoja parduoti inkstą, kad nupirkti sekantį iPhone'ą vaikam. Tu pasakoji, kad kažkokia problema buvo. Sako, davai varam į Ukrainą daryti kabelinės. Aš nieko beveik nesuprantu. Nesupranti, bet statai kabelinę. Rajone tu ten buvai, jaučiu jau. Genijus. Ukrainoje gyvenu, Maskvoje gyvenu. Jeigu nuvažiuojat, pavyzdžiui, į Rusiją, tai aš popas. Netyčia atsidūrėt Afrikoje? Prasirgom malerija. Real shit, ne korona? Amirė? Tu turi gyventi iš meilės, o ne iš baimės. Ką tu darytum? Sistemai reikalingas tam tikras žmonių kiekis, kuris gyvena savo gyvenimus, kad valdyti likusias savis. Tai gali būti tu. Papildai sportui numeris 1. Užsuk į mūsų internetinę parduotuvę humanperformance.lt ir išsirink savo tinkamus. Ačiū labai, sveiki Sauliau, kad atvykote iš Rokiškio. Labai malonu, va, jūsų sūnus parašė, kad domintų sudalyvauti ir aš apie jūs esu girdėjęs iš anksčiau, bet ne per daug. Girdėjau, kad esate didžiausias vatnikas, bet aš vis dar bandau išsiaiškinti, kas tas vatnikas. Man irgi per komentarus sakė, kad aš vatnikas, bet aš ne žodžio nežinau. Skaičiau, kad turėjot kompaniją televizijos ar televizijos kanalą ir buvo televizijų ir medijų žiniasklaidoj. Ir iš tikro, radau jūsų nuotrauką vieną, kad jūs biškai atrodėt kitaip prieš porą metų. Gerokai kitaip. Nes atrodo du skirtingi žmonės. Ar kažkas atsitiko, ar žiniasklaida, ar kažką pamatėt, bet galbūt visą kelionę papasakokit tiem, kas nežino jūsų. Kaip buvo, kas jūs toks esate? Ne, jeigu šnekam tik tai apie įvaizdį, tai šiandien gyvenime mūsų progresas varo tinginystė. Manęs klausia, kaip tu užauginai barzdą. Aš sakau, netrukdykit augt. Nesikiškit ir viskas bus tvarkoj. O tai ką simbolizuoja? Nes yra, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse netgi barzda simbolizuoja komunizmo ar ten, sakykime, Fidel Castro, tai buvo kaip simbolinis ženklas. Ar tai yra kažkaip susijęs su to, ar ne? Jeigu žiūrim apie kitas šalis, aš per paskutinius 11 mėnesių aplankiau 45 šalis. Tai iš esmės aš visur savas. Ta prasme, pas arabus savas ten irgi su barzda vaikšto, šitą keprytę jiem čia irgi, ta prasme, būna pasimetę. Ta prasme, kaip ir, jeigu barzda būtų juoda, paprastai jie visi tamsus, tai problemų nebūtų. Kai balta šviesia barzda pražylus, tai jie klausia, ta prasme, ar tu, ta prasme, toks, anoks ir tu čia toks. Jeigu nuvažiuoji ten kažkur, tai pavyzdžiui, į Rusiją, tai aš popas. Jeigu nuvažiuočiau pažydus, keprytę juodą užsidedu, čia tokių porą šitų pasidarau, aš jau žydas. Tai va šitoje vietoje, jeigu žiūrėt apie šalis, tai šitoje vietoje tokio kaip ir simbolio jokio nėra. Bet jeigu žiūrint giliau į metafizinės prasmes, barzda tai yra mūsų ryšys su mūsų protėviais. Jeigu žiūrėti iš metafizinės pusės, nes aš kažkiek užsiminėjau metafiziką, kvantinę fiziką, ir jinai tipo duoda ryšį su savo giminė ir iš ten duoda įvairius resursus. Buvo Vietnamo karas. Indėnai, kol jų nenuskuto plikai, pas juos intuicija buvo žymiai didesnė. Jie, pavyzdžiui, jeigu naktį palieka kažkur miške miegot, tie, kur nuskusti, galėdavai prieit, nupjauti galvą. A tie, kurie buvo savo natūralioje toj būsenoj, gamtiniai, prie jų niekaip negalėdavo prieiti. Ta prasme kažkaip. Tai tokia būdavo intuicija iš gyvenimo ar panašiai. Įvaizdis jūsų, papasakokit, ką jūs čia turit. Biškai gintaro. Gintaro. Tačiau vėlgi. Aš pirmą kartą, kai matau. Jo, čia prieš kažkiek tai metų man pakvietė Maskvoje šnekėti prieš verslo auditoriją, ten porą tūkstančių žmonių. Šiek tada buvo Gintautas buvo sakytas, buvo toks, viešas kalbėjimas. Reikia staigiai viską čia pasidomėti. Reiškia, viešo kalbėjimo, kalbėti turi turėti kažkokią savo dalelę. Kažkokio tokio ypatingo. Pažiūrėjau šitos visus speakerius, kas bus konferencijai. Ten vienas ten su šitom varnelėm, kitas kažkokias kaip kepulėlės turi, kitas turi aplink, galvoju, jo, čia man taip nepatinka, kažką reikia man savo sugalvoti. Kažkaip aš be jos jau jaučiuosi kažkaip, be kažkokios tai savo dalelės. Dauguma žmonių jūs vadina vatniku. Kas yra vatnikas, kas yra vata ir kodėl galvojat, kad jumis taip žmonės vadina? Tai man iš tikrųjų įdomu pačiam sužinot, kas tai yra. Kaip jūs galvojat irgi, kas tai yra? Nes tai išgalvotas žodis kažkoks. Ne, žodis nėra išgalvotas. Ne? Ne, ir aš pas savęs skaitau vatniku. Vatnikas tai yra žmogus, kuris
už gamtos dėsnius, kuris neneigia gamtos dėsnių, kuriam šeima tai vyro ir moters sąjunga, kuriam šeimoje ten 2, 3, 4 vaikai tai yra norma, kuris dažniausiai savo pragyvenimui uždirba savo, tokiu tiesioginiu darbo neofisi, sėdėjimo, pavyzdžiui, kažkokie tai meistrai, gamyklų darbuotojai. Amerikoje tai vadinasi, juos vadina rednekais. Prancūzijoje vadina golistais. Tai yra savo šalies patriotai, ir kuriem, tėvynė tai nėra tuščias žodis, ir reikalui esant jie eis ir gins tėvynę ir nežiūrės, kad gali patys nukentėti. Tai yra normali, vatniko terminas. Jisai išpopuliarėjo 14 metais, kai Odesoje žmonės, yra dar tokia apranga, kuri vatinka vadinasi, arba Lietuvoje 100 siūlė. Sakė, vatinės triukė. Jo, vatinės triukė. Šiaip tai visos žeminės triukės, jeigu paim, kad ir tos pačius europinis brendus, jos visų vis tiek turi kažką arba vatą, arba paraloną. Iš esmės. Taip. Bet tos triukės tokios yra, jos tokios savotiškos stilius, realiai šiltos, realiai man patinka, aš ją turiu irgi nešioju, bet esmė tai jau tame... super vatnikų tada būni, kai ją užsidedi. Super, aš čia pasakau, mane vadinkit vatniku. Vatnikų yra daug, bet jeigu aš jau noriu išsiskirti, aš jau tada esu vatnikas, jau hebra, pakelkit mane vienu ranku anksčiau. Aš populiarėjau žodis tada, kai 14 metais Odesoje žmonės buvo apsirengę tom vatinkom ir profsąjungų rūmuose buvo gyvi sudeginti. Ir buvo toks reikia, tipo, gari vata. Nes žmonės buvo apsirengę tom vatinkom, bet nuo tada ta žodis, įgavo tokį naują marketinginę reikšmę ir dalis žmonių tai skaito kaip, Rusijos rėmėjus. Aš kaip suprantu, reikia tuos paklaus, kurie žodžio vatnikas reikšmę skaito kaip negatyvę. Man žodžio reikšmė vatnikas kaip yra pozityvus ir geras mano, kažkokio tai veiklos įvertinimas. Kodėl tu asocijuoji vatniką su, su tom, ką paaiškinai, su gerumu, su valstybė, tėvynė, panašiai. O kodėl žmonės didžioji dalis asocijuoja su kažkokiais neigiamais, kad vatnikas supranta kažkaip susieja, asocijuoja prie rusų tipo ir su neigiama prasme. Kodėl taip yra? Dėl to, kad tas rūbas tai kilęs iš rusų armijos. Net ne iš Tarybinės armijos. Vėlgi, nereikia maišyti Rusiją ir Tarybų sąjungą. Tai yra, du skirtingi, junginiai valstybių. Ir štai vietoje tas buvo labai praktiškas rūbas, kad kai vyksta karas, kai nespėjai daug visko siūti ir gaminti frontui, tai to rūbą galėdavai, jisai visų pirma sustabdo kraujo, kažkiek ėjimą, plus iš lauko nesimato, kad jinai karuotas, tu gali tą rūbą nuimti ir duoti kitam kareiviui. Tai iš tų visų laikų tas asocijuojasi tokiu praktiniu tarybiniu rūbu. Ir dėl to, žmonių pasąmonė tas dalykas yra daugiau ar mažiau pas vyresnius. Lietuviškai vadinasi 100 siūlė. Ir, didžioji dalis žmonių jie nerefleksuoja. Kitaip sakant, negalvoja ir neturi kritinio mąstymo. Jam pasakė, vatnikas tai tipo Ruskio pakalykas. Gerai, tiek atsiminsiu. Daugiau kažką gilintis, aiškintis. Oi, čia per sudėtinga, mums to nesakė, mūsų to nemakina. Auga, klipinio mąstymo ir tiktoko ir šortų karta. Kritinio mąstymo nėra. Zero. Kas yra kritinis mąstymas? Kritinis mąstymas, tai pavyzdžiui, vatnikas. Pasakė, tai yra rusų pakalykas. Tada pagalvoja, iš kur kilo, dėl ko, tikrai taip, galbūt kitaip, tu pradėjai kažko tai domėtis. Ir tu ne tik tai googlini įėjai ir pažiūrėjai, pirmą eilutę, kas yra paaiškinimas. Ja. Tu pasigilinai giliau. Tai yra jau sudėtinga, tai jau reikia jungti smegenis. Mūsų mokyklose mąstyti nemakino. Makina, spręsti testus. Atsiminti. Kažką tai atsiminti, o reikia mokinti mąstyti, ieškoti sprendimų. O kaip mokinti mąstyti žmogų? Pavyzdžiui, sūnus. Buvo gera proga matyti... Tai labai paprasta, jam, pavyzdžiui, yra sūnus ir yra dukra, tai mes pažiūrėjom dabar apie sūnų. Galim sūnų, dukrą, galim ir valstybės atžvilgiu, bet... Ne, tai tas pats, sūnui tėtis turi duoti užduotį. Ir tai kaip nori. Po to kažkada man sūnusgi pasako, tėvai, aš tavo technologiją panaudojau su draugais. Nuvažiavau ten kažko šašlyko ir kažko tai kepti. Vyresni jau jaunuoliai, jau galim sakyti vyrai, kitin pusvalandį ir 20 minučių negalėjo užkurti laurų. Sako, sėdėjau kėdės ir žiūrėjau kaip tu. Aš jam duodu užduotį, sėdžiu ir žiūriu. Galvok. Taigi jūs čia Google mokat naudotis. YouTube turi.
Aš čia prie ko? Va, to užduotis, va, iškok sprendimą. Atrasi, pasakyk. Viskas. Bent jau tokias užduotis duokit, nu, nereikia duoti per sudėtingai. Jeigu jau sugeba paprastai paguglinti, tada duodi užduotį ant tos ribos, kai jau tikrai reikia kažką padaryti. Ir tokiu būdu jisai padarys, o bliamaškai, aš padariau patsai. Iškart ir vaiko savivertė, apie atbrimų, kad savivertė irgi labai svarbu. Savivertė auga. Po to dar sunkesnė. Užduotį. O vad, minėjot dukrą pavyzdį? Ką su dukra? Dukra tėčiui tai yra princesė. Bet princesė ta, kuri moka ir sriubą išvirti, ir namus susitvarkyti, ir išplauti rūbus. Nebūtinai jinai tą turi daryti nuo ryto į vakarą, bet jinai tą turi mokėti. A visą kitą turi mokinti mama. Tėčio reikalas, ta prasme, kad viskas tas būtų, prižiūrėti ir dukrą lepinti. Aš toje vietoje jau tas, ten jau vėl, pas moteris ir kitai, pas moteris jau yra intuicija. Jau vėl gilintis į mano pagrindinę veiklą metafiziką žmonių norus. Tai šitoje vietoje jau pas dukrą, pas mergaitės, pas moteris yra reikalas, ta prasme, ugdyti moteriškumą ir ugdyti moterišką intuiciją. Nes vyras be moteriškos intuicijos viskas, jisai tuščia vieta. Kai žiūrit į jaunimą ir į vaikus, tai ką galvojat? Liūdna. Kodėl liūdna? O tai nėra ateities. Nėra jokios ateities. Paaiškinkit. Žiūrėkit, kaip yra dabar šilkais. Kaip? Gimė vaikas. Mano vaikystė buvo labai sunku, dabar mano vaikas turės viską. Aš vaikui meilės neduosiu, aš vaikui meilę nusipirksiu. Davai jam viską supirksiu. Planšetus, gadžetus, PlayStationus, dar kažką tai. Jis turės viską. Ir ką jisai? Tėveliai viską jam perka. Jis nesupranta, jis iš tėvelių meilės negauna. Tada reikalauja iš kitų meilės. Nu, durnais komentarais ir panašiais dalykais. Nu, kažkaip dėmesį jis turi gauti. Mes nuo pat vaikystės norim gauti iš tėvelių meilės. Nu gerai, meilės neduodant, nu bent dėmesį duokit. A jūs ką, jie dirba, priperka visokiausių šūdų, atsiprašant, plasmasinių ir elektroninių, ir va vaikeli, tu viską turi šitam gyvenime, ko tu turi iš manęs nori, aš tokį visą už to padariau auksinę vaikystę. Ir ką, jis viską gauna, ko nori, be jokių pastangų. Kažkas su mamytė ir tėtuku atsitinka, Ukrainai būdavo daug atvejų. Tėtukas ir mamytė, pinigai pasibaigė, sako, arba perka iPhone, arba šoksi per langą. Ir tėtukas arba mamytė važiuoja parduoti inkstą į Rumuniją, kad nupirkti sekantį iPhone vaikam. Realūs atvejai Ukrainos, aš Ukrainą daug metų praleidęs. Tai vat prie to veda tas dalykas. Ir tie vaikai, jie nemoka nieko realiai daryti, didžioji dalis. Juos paleis, kai tėveliai juos paleis į realų gyvenimą, nu ir viskas. O kaip buvo anksčiau? Anksčiau, aš 15 metų išvažiavau gyventi atskirai Vilnių. Dėl tam tikrų priežasčių. Vienokių ar kitokių. Galbūt specialiai nebuvau varomas, bet dėl lietuvių kalbos ir nepriklausomybės ir visų kiausių švietimo sistemų pasikeitimų man teko išvažiuoti. Teko važiuoti stoti į Vilnių. Tu pasakoji, kad kažkokia problema buvo mokykloje. Taip, aš lietuviškai nemoku rašyti. Aha, okei, įdomiai. Pas man būdavo išrašinėlių už turinį 5, už klaidas kuolas. Pas man buvo 5-balė sistema. Taip. Pas man, turi problemų nėra. Ir tai buvo 90 metai. Mokinausi matematinė klasėje. Ir buvo taip, jeigu metiniam trimestrė tau lietuvių kalbos 2, nesvarbu, kad pastūlį ten vidurkis 4,6 dalėskim, tave palieka antriem metam. Gerėsi 2. Nu, mes su lietuvių kalbos mokytojai padarėm susitarimą. Jinai man rašo 3, aš iš čia važiuoju kuo toliau, kad jiem proto nebeknyst. Ir išvažiavau į Vilnių. Baigiau Vilnius aukštesnę, kokį ten šitą. Nes gausi, kad aš ten ir atestatą gavau, nors neturėjau gauti, kai stojau. Turėjo būti paprastas politikumas, turėjau gauti, ta prasme, techninę specialybę. Kažką su radio bangom TV, ne? Radio aparatūros konstravimas ir gamyba. Kas irgi buvo pakankamai nauja, ne? Taip, nauja. Ten ir baigiau 12 klasių, nors neturėjau baigti. Kasmet ateit rugsėjo 1 ir tu nežinai, kuo baigsis mokslo metai, nes vyko pastoviai švietimo reformos. Aš ir metus sutaupiau, atestatą gavau, kaip ten man aiškino, praktinio inžinieriaus, ne teorinio inžinieriaus, o inžinierius, kuris praktikas, kuris, ta prasme, gerai supranta geležį ir moka, ne tik teoriškai gali viską pasiūlyti ir papasakoti. Gavau tokį techninį diplomą. Ir ką toliau? O toliau, ta prasme, biznis. Koks biznis? Kabelinė televizija. Zirzilė? Jo. Tai jinai buvo 24 metais, jai dabar šiemet, ką tik, kada čia, pirmadienį atšventėm 29 metus. Tai
papasakokit visą istoriją. Kas yra Zirzylė? Žiūrėk, tai Kaip pradėjot visą, nes pradėti televizijos kanalą, tai čia, skamba biški crazy, be YouTube'o. Tai va čia mes televizijos kanalą turim su YouTube'o, ne? Taip. Ne, bet tai čia ne kanalas, 94. ten daugiau, ten Tai va, papasakok man kabelinė televizija, kabelinis tinklas. Dabar įsivaizduokit, ant kiek mes buvom tais laikais pritaikyti, tarkim taip, gyvenimui. Aš kaip ir mokinuosi inžinierius dalykus, bet tų dalykų mūsų dar nemokina, nes jų kaip ir nebuvo. Buvo, bet tokie žemeniai, kad būtent būtų 20 kanalų kabelį, tai tais laikais toks buvo dar naujiena. Ta kas buvo? Visi turėjo bent po teliką namie? Telikas buvo ir po 1, ir po 2, ir po 3, problemų nebuvo. Bet kanalų buvo kolektyvinė antena, ten iš eterio ten ateina 2-3 kanalai, priklausomai nuo regiono ir visi žiūri. Ir viskas, ne? Nors pirmas kabelinės Lietuvoje atsirado Jaučių Klaipėdo ir Rokišky, 88 metais, Hebra ten susigalvoja, pasidaryto palydovines antenas patys. Žinokit, dabar padėkit, kad gavom pasakyti, kad reikia 2 metrų anteną parabolinę padaryti pačiam. Žmonės darydavo iš folijos ir šitų visų epoksidinių šitų smalų, kaip jis vadinasi, iš epoksidinio audinio. Epoksidinių klijų ir stiklo audinio. Patys supajuodavo imtuvus, nusivaizduoju, kad dabar supajuotam iPhone'ą. Maždaug tada... Neįsivaizduoju, kad čia šnekat, bet klausau. Bet aš jums aiškinu, kad tada buvo tokie žmonės. Tai čia buvo labai maža žmonių dalis, ne? Jo, ir paleido 2 kanalus į kabelį. Vakarais rodydavo videokos, taip vadinamus, su videokasetės statoriumi, ten visas miestas žiūri. Bet buvo tik 2 kanalai. Okay. Ir po to tenai per porą metų tas numirė, aš čia Vilniuje mokinausi, grupiokams sakau, nebuvo nei įsigėjutų, nei vienytų, niekada dar nebuvo tada. Mes 90 metai. Tarp mes sakau, davai darom. Man kitas buvo 15-16 metų. Iš grupiokų niekas nesutika, vienas Vilniuje kažkaip tai... O ką siūlė daryti? Darom televizijos... Sakau, Rokišky yra kabelinė. Aha. Davai, darom Vilniui. Okay. Tai niekas nesutiko, o tada aš 94 metais kaip ir grįžau, nes aš 5 kursė nebuvau ne vienoj paskaitoj. Dabar manęs užsiminėjau jau kabelinę. Grįžau į Rokiškį, ten jau buvo pirma kabelinė numirus, bandžiau ten šnekėti su tais jų savininkais, kad nupirkti jų kažkokius tai ten tinklus, ir ten kažką prieš kosmosą, kur reikia velniop. Aš nieko beveik nesuprantu, ką reikia atrasti, kas prekiauja įrangą. Tu nieko beveik nesupranti, bet statai kabelinę. Geras, ble. Tai kaip gyvenime būna? Dėl to ir geras. Tada sakai, jeigu kažką nori daryti, turi būti reikalinga įranga. Reikia atrasti įrangą. Interneto nėra. Mobilio telefonų nėra. Susiranda firma, gamina įrangą. Kaune. Tai yra lietuviška įmonė, kaip suprantu, išeiviai iš buvusios bangos, tos didelės radioelektroninės gamyklos Kaune. Atvažiuoju, Hebra, sakau, darysiu kabelinę. Man čia apšviesėt, ką aš čia turiu padaryti. Sako, turiu, va tą nusipirksi, va taip sujungsi, ten maždaug kabeliai, čia maždaug ten pravesi, ten sujungsi, viskas veiks. Kiek veiks? 10 namų veiks. Ok, sakau, duokit, grįžtu namo, susirenku savo visus pinigus, iš tėvų pasiskolinu ir dar tėvų draugai paskolina. Tai kiek čia tais laikais pavertusi 10 000 litų. O į dabar? Tai... 100? Kaip? Aš nežinau kaip pavirst. Tada minimali alga... Plus minus. Galim per minimalės algas. Tam kokia minimali alga buvo kokie 200 litų. Vienu žodžiu, kišeniai neturėjai tokių pinigų. Ne, neturėjau pinigų. Bet atrodė, kad daug reikia pinigų, ar atrodė, kad gausi tų pinigų, bet didesnė... Aš negalvoju. Aš žinau, kad aš darau kabelinę. Toliau man darau kabelinę, ko aš prie manęs pristojau. Čia pinigai. Aš turiu tikslą, viskas. Taip. Atsivežu viską, ten sumontuoju pas tėvelius namuos, ant 5-aukščio antenas ten pastatom, ten viskas tvarkoju, ten pasau kambarį aparatūrą, susuku, išvedam kabelius. Namie. Prijungi ten 2-3 namus, 3 namas nebeveikia. Važiuoji. Tai tu sugebėjai savo kaimynam ir savo įjungti naujų kanalų. Taip, iškart 12 kanalų. Ten kosmosas, 12, nesąmonė tiek negali pasakoti, taik duok čia kablį, va, telkės, atrodo, geras, tipo. Geras, rimtai. Nes prieš tai buvo 3 maksimum kanalai. O tu su 12 naujų kanalų. Aš su 12 atėjau. Jo, plius visi lietuviški ir dar vokiški. Tada buvo faina, paisėjai palidovas, asukai lėkštę į dangų, pagavai kanalus, rodai. Laisvas signalas į kabelį ir kabelį žmonėm. Kabelį žmonėm ir reikia abonentų mokestį ten po pusę litą. Man atrodo, pirmas lyg tai buvo 50 centų. Tai čia tavo pirmi pinigai buvo? Ne, tai čia pinigai iš kabelinės. Iš kabelinės. Vis tiek fainai. Tai iš kaimynų pirmi centai atėjo už... Taip. Geras. Tai rajone tu ten buvai, jaučiu jau
Jau toks ten genijus. Nu, aš visą Nu, laiką nes buvau tais laikais tai tu buvai tipo tas mūsų laikais vadinamas IT-šnikas, ne, biškit? Nu jo, aš nepagalvoju apie taip, iš esmės jau, nes naujas technologijas. Pajungiu 3 namus, koks 10, man jau 4 nebeveikia. O kodėl? Vėl važiuoju, Hebra, sako, mane apgavot, man tik 3 namai veikia. Ar tu signalą matavai? Kokį signalą? Kuo matuot? Tu gerai pritasas, sakau, turim, duokit čionai. Na tai taip pat važinėjo, primin atgal ir mokinausi. Vietoj YouTube buvo Rokiškis Kaunas Rokiškis. Biškit ilgiau, lagas buvo didesnis negu YouTube žiūrėti su blogu internetu. Va, tu su kabelinė televizija pardavinėjai. Dar Papasakokit toliau, aš nežinau, kas ten buvo. Pradžiai tos pačius videkos rodydavo, bet po to vietinė mieste video nuoma suprato, kad aš tuos filmus parodžiau, niekas pas juos nebesinamuoja. Nu kaip, taigi tau reikia kasdien naujų filmų, taigi neprispirksi. Eini nuoma, pasinamuoja kasetę. Ir visiems rodai. Visiems parodai. Ir dar pinigus turi. Ne, tai papildomai čia įeina į abonetinį mokestį. Ai, tada buvo tokia, tadagi nebuvo abonentinių mokesčių. Tu negalėjai SMS atsiųsti ir susiskaityti filmą. Visiems duodavai atskirų kanalų trečių, ten pas man abonentelis būtų ten 13, 14, ten dar koks ten dar kanalas, papildomas visą laiką. Tai gerai, kabelinė skaitmenį, vis daugiau kliento, ne? Jo. Ir ką toliau? Iš esmės, jau taip žiūrėt, koks next levelis, tai pas man įsidarbino, tarkim taip, kaip čia pavadintis, jo mama buvo ištremta į Sibirą, iš Sibiro su vyru grįžo į Ukrainą gyvent, ten susilaukė 2 sūnų, vienas iš tų sūnų su klientė žmona atvažiavo gyventi į Lietuvą ir susitvarkė, ta prasme, tą tremtinio butą. Ir ten savo darė bizniukus, kol iš 3 kambarių liko 2 kambariai, iš 2 1 ir po to nebelika nieko, atėjo pas man dirbti. Tavarsime, mes sako, davai varom į Ukrainą daryti kabelinės. Nu, sakau, okei, čia buvo 96 metai. Važiavom pas jį į miestelį, jau tas miestelis nedidelis, maždaug Rokiškio dydžio, o pakeliui pravažiavom, toks yra miestas Čirvonagradas, Lvovo apskrity. Miestas labai jaunas, 56 metais tik tai įkurtas šachtininkų. Nu ir ten namai tokie 9-16 aukštų, ten vat kaip, pavyzdžiui, dabar kaip tai Vilniui, ten po 10, 12, 16 laiptinių. Pasmai, kad ten Rokiškai 5 aukštų, 3 laiptinės. Ten prižiūrėjau, blem, čia, kaip sakau, šito kabelisto svajonės, na, kitas tavo miestelis, varom iš šito miesto merą. Andurnius, atvažiuoja kažkoks tai pacanas, 96 metai, Ukraina. Su šortais ir su baltnyčiai, taip per pilvą surištais, atvarau į mero priimimąjį, ten kažkoks tai tipo Ukrainis, sako, ką tu čia veiksi? Sakau, noriu pas merą daryti kabelinę. Sako, palauk, taip tau lengvai čia neišeis, davai aš tau padėsiu. Ir kažkoks tai buvo tipo jų sąjūdžio toks atstovas, toks irgi idėjinis, sako, čia yra tipo vietinė antena, tipo buitinio antena. Sako, pirmą reikia su juo šefus, sudenk, kad tau jisai koja, kad tau jisai nekištų pagalių į tavo kojas. Nu, gerai, sako, varom pas jį. Sako, po to tau reikės žmonių. Nu, okei, sakau, varom, ta prasme, reikės žmonių. A ten mieste buvo labai didžiulė radioelektronikos gamykla, kai jau tarybiniais laikais gamino elektroniką save nusitaikančiom raketom, kurios dar iki šiol skraido. Taip, mes tą elektroniką naudojam. Sako, aš turiu čia inžinierių, mes šitą viską tau paimsim. Nu, kai tai viską susideriam, su vienais sugeriam, su kitais sugeriam, atradom vadovą, su tai susitarėm, kad aš jam duodu 8%, užrašom ant jo sūnaus, tada jisai nekiša, sakys, meriu, gali Hebra čia viską, ką nori daryti. Nu, realiai, žiūrėk, 96 metai. Atvažiuoja kažkoks lietuvis, pacanas, šneka apie kosmosą, apie 20 kanalų kabelį, kai jie irgi sako, čia nesąmonė. Tie inžinieriai iš tos gamyklos sako, nu, tie kanalų jaučiu nesigaus. Ta prasme, sako, 10 metų ir kanalų gali prisakau, Hebra, nesrūpikit, Lietuvoje gamina įrangą, aš viską padarysim. Nu, kai buvo, atvažiavo, durnelis, ką ten su juo tenai ginčysis, davai, tipo, pas merą atėjom, ne, tenai, ten šachtininkų miestelis, ten šachtos, tenai milijonai tonų anglies, kažkoks kabelis, kažkokių 10 kanalų. Eik, na, sak, čia netrudyk, daryk, ką nori. Nu ir vėl važiuoju į Kauną, Hebra, sako, man reikia naujos įrangos, Ukrainai darysiu. Pasakau, Hebra, dabar pinigų neturiu, duokit man įrangas, bus atvešiu pinigus, nu, kažkaip taip. Pasiemu tą įrangą, atvažiuoju tą savo Čirvonagradą, jau žmonės laukia, pastato įrangą, pamato, kad, kabeliai viskas, signalas yra, jau tie inžinieriai, čia kaip įdomu, čia mes tokių dalykų dar nematėm, čia nauja technika, ta prasme, davai, darom. Tai pradžioje aš juos makinu, po to po 2 metų Hebra, ten realūs rimti inžinieriai, karinė gamykla jau pradėjo, ta prasme, jie ir man, aišku, net kur Rokiškis ten tinklas ant 4000 būtų, o tenai tinklas ant 20 000 būtų. Nu, tai, ta prasme, miestelio masas ir ten kabeliai, viskas, nu, visur.
Ir kiek laiko užtruko viską surengti ir Nuo suinstaliuoti? 96 iki 2001 metų viso to miestelio padengimas ir to viso verslo vystymas. Paėmėm dar Šonį miestelį, dar Rovnę kabelinę nupirkom ten apskrities mieste. Ir jie meram irgi gerai, jie gali tada savo naujų laidų, naujų filmų, naujų žinių ir Va panašiai. ten mes jau padarėm vietinį kanalą, ten jau ten operatoriai, čia jau laidų vedėjai, čia kameros, čia mašina specialiai čia važinėja, čia filmuoja, laidas daro. Tiesiog eterius jau tada darėm. Aišku, ne YouTube į savo kabelį. Pradžio reikia pradėti daryti, po to galvoti, nes kai pradėti galvos, nafig. Sunku, daryti kažką reikės. Ne, geriau aš pasėdėsiu, tik to, ką pažiūrėsiu. Ir baigė su, kad aš nieko nebeturėjau ant galo, o ta firma pardavė už 1 900 000 grinais. $1,5 milijono praradimas. Ką tik paminėjot, Jo, kad jo. netyčia atsidūrėt Afrikoje. Aš praeitą Liepą išvažiavau su savo kemperiu po Europą aplink 2 jūras. Baltija ir Juoda jūra. Okay. Ir dar tenai turėjau paimti arabų kraštus, ten Iranas ir Irakas, Sauditai. Viens pats? Jo. Kodėl? Šiaip? Aš Kelionė? negaliu pabūti ilgiau kaip 2 savaitės vienoje vietoje. Man, kaip sako, narkomanai lomkės prasideda. Pavyzdžiui, Ukrainoje gyvenau, Maskvoje gyvenau, kažkiek Amerikoje laiko praleidau, Ispanijoje, Italijoje. Aš niekada nebuvau vienoje vietoje. Pas man visai būdavo, aš vadinu, netgi ne namais, a 2-3 bazės. Bazės, tai prasme, kur tavo O kur bazės? Dabar tik tai Rokiški, kur tavo sudėti pagrindiniai daiktai. Anksčiau buvo Ukrainoje, buvo Maskvoje. Kodėl galvojat, analizuojant save, kad yra noras pastoviai keisti vietą arba išvažiuoti? Pradžiai anksčiau galvojau, kad aš bėgu nuo savęs, paprastai kaip būna. Žmonės bando pabėgti nuo savęs, bet po to supratau, kad nuo savęs nebėgu, tai yra mano tokia, natūra mano tokia siela. Jeigu aš sielai neduodu nuotykių, tada jinai kaip padarys mano užpakalio nuotykių, tai gal geriau aš pats, jos prisiklausysiu. 15 metų kaip išvažiavau iš namų, taip ir basus po pasaulį. Bet grįžo Tada- dabar į Rokiškį. Vizom vietas nebėra. A kur aš galėjau Afriką pasikeisti pasą? Nebegalėjau toliau keliauti fiziškai. Ir plus, Reik noriu pasą. ir pridaviau, ir prasirgom šitą malariją. Jo. Tai aš apie ją daug girdėjęs esu. Kas tai yra? Real shit? Ne korona? Ne, ten realus dalykas, nuo jo žmonės miršta. Aš girdėjau. O buvot Netgi ir pasiskiepiję? keliauninkai, nuo jos nesiskėpė. Prieš tai ne? Nėra skiepų. Tai Nes malėtina pasirodo, odai nešioja ten kažkokius tai gyvūnus. Tai ne bakterijos, o tai tipo, kažkaip tenai, parazitai ten kažkaip jo tenai. Ir ką, ir kas, įkando odas Afrikoje, susirgot? Ir kas buvo? Man tai pusė velnė, kol nesuleido vaistų. Adrau, mano tas pakeleivis, tai kuris ant to visos rūpinosi visą kelionę, tai šitoj vietoj vis kokias 3-4 dienas tai išvysta prasme jau neįvairavo nieko, mirė kapitaliai. Šiaip ta prasme, Ambairoje tiesiog kelionė ir avantūra, pakeisti vietą, čia viskas viename, daug laiko. Čia yra daug kas eina, čia yra gyvenimas. Aš vadinu vienu žodžiu, tai yra gyvenimas. Gal kažkiek surištas su verslu, kažkiek surištas, ta prasme, su emocijom, kažkiek surištas su pasaulio pažinimu. Nes vis dėlto, kol buvo projektas Labo žmogaus, žmonėms pasakodavo, ta prasme, kas mūsų visų laukia. Vien tik tokia buvo rašyta virš 3000 video, kuriuos tik tokas ištrynė. Tai galit suprast, kad tai nebuvo tie tokie užpakalių rodymas ir kažkokių tai šokio ir kažko darimas. Tai buvo dalykas, kas nepatinka sistemai, aiškinau, koks pasaulis mūsų visų laukia. Ir dėl to tie, kas gyvena iliuzijose, labai nepatiko, ta prasme, ką aš pasakoju. Ir ten aš ir tapau vatniku, ta prasme. Man etiketė prigijo vatniku. Po koronos buvo, tai čia tas periodas, ar nebuvo? Aš paprastai, kad žmonės galit pamiršti rojų iki 20 metų. Mes 19 metais buvo patys nuostabiausi laikai mūsų visų gyvenimus. Viskas toliau eis tik tai žemyn ir tie, kas pergyveno Tarybų sąjungos griuvimą, tai jiem atrodys rojus palyginus su tai, kas mūsų laukia. Vakarų ekonomika greičiausiai kris 50 arba daugiau procentų. Tai įsivaizduoju vakarietis, kurios jie dabar jau verkia Vokietijoje, kiek man teko bendrauti, kiek keliavom. Ta prasme, jau visi vokiečiai, italai jau verkia, kad gyvenimas blogas. Da kol kas visi gyvena rojui. Biškai suprastė rojus, bet rojus. Ir kai viskas šitas dalykas sugrius, tai tada bus linksma. Ir sakau, žmonės, ruoškitės. Sugrius. Tai kas grius? Ką reiškia sugrius? Tai pasakyk, ką, pavardint, gal pašnekam. Taip.
vertybės jau sugriuvo. Gamtos dėsniai neigiami. Tai yra pamatas. Vat yra namas, tai yra pamatas. Ir to pamatą greuni, kas bus su namu. Ne kas bus. Greičiausiai anksčiau ir vėliau, jeigu ne ant šono, tai visas. Bet tas, kas gimė sugriautam name, jis nežino, kad geriau gali būti ir kitaip. Ne, bet jisai turėjo babkes, jis turėjo PlayStation, turėjo naują iPhone ar Samsung ar kokį Huawei. Jiem viską mamytė tėvelis nupirko, jeigu ne mamytė tėvelis pasimdavo kreditą ir vis tiek kažkas už jį išmokėdavo. A kai to nebebus, jo visas pasaulis sugriūna. Mhm. Man yra Labo žmogau YouTube kanale video, kur aš maždaug pasakoju, kas laukia ateities. Įsivaizduoju, dabar yra Vilnius. Yra tas, aš vadinu, žuvytės, maždaug kuriem iki 35 metų. Tai žuvytė. Nu, Sūnus irgi, ne? jo. Žuvytė. Bet tai, ta prasme, tie, kurie neturi kritinio mąstymo. Jie dirba dažniausiai kur? Mandingose ofisuose, kaip aš vadinu, galbūt netgi užsienio stovybėj. Gauna geras algas, gal net po 2-3 štukas. Turi pasiėmę būtą kreditan, ta prasme, žymiai didesnį, negu jiem vertėtų. Kiekvienas ten turi po naują mašiną, greičiausiai elektromobilį, viskas kreditan. Dar jeigu biškį lika pinigų, dar kokią nors sodybą kažkur nurovė kreditan. Dar greičiausiai tada mamytė ir tėvelis kažkur kreditą padeda padengti. Vot, ir įsivaizduok, dabar jam pasakyti, tu... Ir univeras dar. Nu, dar. Ir tu jam pasakyk, kas bus, jeigu tu arba ten tavo, nežinau kaip ten jie vadinasi, tas antras pusės, ar dar kažką tai neteks darbo. Nesąmonė, tai būti negali, nes taip niekada nebuvo, mes visą laiką taip mūsų gyvenimas ėjo, mes ten karjerą darėm, algą kėlė, tu čia nusišneki. Ir dabar vienas iš jų netenka darbo. Pas juos atsargos nėra. Jiegi dažniausiai namus maisto nedaro. Daug yra pas pažįstamus, ta prasme atveju, kai mama, aš tavo morkų neimsi, jos purvinos. Nes net negali nusiplauti morką arba barakėlį. Nu, aš blogiausiai atveju nusipirksiu maksimui, ta prasme, plautų. Dabar įsivaizduoju, kai jiem mašiniuką atima, sodybą atima, iš namo išvaro ir sako, tai gal grįžkit gyventi pas tėvelius. O jie tai čia Vilniečiai, jie čia pasaulio bambos. Kas bus su jų psichikom? Ką jie darys? Narkotikai, alkoholis. Tai tėveliam ką daryti? Jie tėveliai iš paskutinių savo atsargų dengs jų kreditus, kad jiem iš jų nieką netimtų. Tėveliai irgi savo atsargas sudegins. Ir bus visiems linksma. Toliau ekonomika. Pastoviai gyventi skolon neįmanoma. Priėjom liepto galą. Toliau, kaip cirkuliuoja kapitalistinė ekonomikos modelis. Vagiam, ką galim apvogti. Tai dabar plėšiama vakarų Europą, kad Amerika šiek pratrauktų. Žiūrėk, dabar visos gamybos, nuo BASF, Volkswagenų ir BMW, visi gamybos kelia į Ameriką arba į Kiniją. Ta pati mūsų lifosakė dabar viskas stabdo veiklą. Ir viskas, ta prasme, visur žiūri. Aš jau nebešniau, kad apie, vėlgi, Europos Centrinis bankas pakėlė bazinę palūkanų normą praeitą savaitę. Dabar pakels Lietuvos. Vėl ten visiems žuvytėm, vėl po 200-300 eurų dasidės palūkanų. O pas juos ir taip jau viskas. Tada, gal jie ketvirtadieniais ne viską bakant pragert, eis tik penktadienį ir šeštadienį. Bet tai čia ne pabaiga. Čia ir yra tas taškas, kai kapitalistinė sistema parodo savo didžiausią... Prieina liepto galą. Taip. Vis laik duodau pavyzdį. Skrendam lėktuvu. Pagedo vienas motoras. Būtų logiška pabiškį leistis. Sako, nesąmonė, mes čia skrysim, viskas gerai, čia nesąmonė, turim vieną motorą, biškį kūrą daugiau įmesmą ir davai varom viršun. Ir mūsų ekonomika varo viršun, vietoj to, kad pabiškį kažką tai daryti, tai aišku, ten bando kažką tai daryti, bet viena problema tas, kad visi vakarai ir mūsų ekonomistai gyvena pagal vieną vadovėlį, economics. Ten neparašyta, kas dabar vyksta. Jiegi nežinau, kad yra politekonomija. Tam yra visai kiti ekonomikos vadovėliai. Jie buvo uždrausti, ta prasme, jeigu tu skaitai politekonomijos vadovėlį, tai tu reiškia nieko nepadarysi karjeros. Nes tu šneki kitais žodžiais, tu šneki kitais terminais. Paaiškinkit. Ta prasme, infliacija. Pavyzdžiui. Dauguma žmonių ekonomikos nesupranta. vadovėlį parašyta, kad infliacijos priežastis yra tik tai viena – monetarinė. Tai reiškia, infliacija didėja, pinigų kiekį mažini. Arba didini. Tokiu būdu
didini, ta prasme, Taip, ir centrinis bankas tipo valdo. Taip, viena problema yra kita, dar yra ir nemonetarinė infliacijos priežastis. Pavyzdžiui, nutrūksta tiekimo grandinė. Va, tu gamini, paim kokį nors įrangą. Tai kad ir su elektra galim tą pavyzdį su vabzdžiu, ne? Taip. Bet kas, aš čia labai paprasta, duosiu kitą pavyzdį. Vat, tu gamini ten kažkokią, gerai, paimkim iPhone. iPhone ten koks 1000-2000 dalių. Aš gaminu tau ten kažkokius tai rezistorius. Ir dabar kaip pas mus yra visa gamyba. Kuo sandėliai mažesni, tas liesas tiekimas, tuo tu krūtesnė gamykla. Kaip pasau, jeigu nėra atsargų, tai tu dievas gamybos. Ir tau kasdien atvažiuoja dalis, kurias tu sulituoji ir ten sudėdi ir paint gaminį. Iš manęs nevažiuoja. Vat prasidėjo Karnabėse, daleiskim, ir visi konteineriai, kurie veždavo iš manęs tau, pradėjo vežti tas tabletės amerikiečių. Buvo ta problema. Ir viskas, pastau sustoja gamyba. Ką tau daryti? Stabdyti gamybą? Ar gaminti į sandėlį, bet tos vienos dalies, kad iš manęs gausi prisgaminti? Jeigu tu gaminsi į sandėlį, tau reikia naujų sandėlių. Reikia pinigų. Tavo kaštai didėja. Tas atsargas reikia apdrausti. Tom atsargom reikia naujų kreditų. Pastovų visur didėja kaštai. Automatiškai tu keli kainą. Automatiškai infliacija. Vienas pavyzdys, kuo skiriasi supratimas ekonomikso ir politekonomijos. Jeigu čia būtų viena ekonomikos krizė, mes tą dalyką įspręstume. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, kas yra vakarų Europa. Kokia jinai buvo, ant kokių pagrindų buvo Europa. Kas, Vokietija, Prancūzija? Visa vakarų Europos civilizacija paimkim. Kokias buvo 3 vertybės? Šeima, religija ir darbas. Yra 3 kertinės vakarų Europos, net mūsų Europos civilizacijos kertiniai asmenys. Šeimos nebėra vertybės. Dirbti vakarų Europai jaunimas nieks nenori. Dar Ilja Larsas, mūsų tas vienas iš tokių vertininkų paskata, prasme, kuo skiriasi Europos jaunas žmogus nuo Amerikos. Amerikos jaunas žmogus ten sako, noriu karjerą, ką aš turiu padaryti. Europa ateina, kiek man valandų atsėdėti, kiek už tai gausiu. Kam prisileido pabėgėlių. Galvoju, jie dirbs. 14 metais visais kitais. Jis sako, pas jumgi labai gera socialinė santvarka. Jūs lochai, jūs patys ir dirbkit. Štai vietai. Ta problema, tai reiškia, religijos irgi nebeliko. Visio. Europa nebeturi pamatų, nebeturi pagrindo. Jos realiai nėra. Apie demografiją nešneka, jau 14 metais Eurostatas buvo pakėlęs, ta prasme, triukšmą, kad visio, Europa miršta. Ir netgi taip. atvykėliai, kurie gimdo po 5, po 7 vaikus, jie nekompensuoja. Vis tiek Europos gyventojų kiekis mažėja. Arabai, Sirija. Taip. Ir aplamai, pavyzdžiui, kam reikalingas vidurinis sluoksnis? Vakarų Europos arba netgi Amerikos vidurinis sluoksnis kainuoja brangiau, negu jisai duoda naudos ekonomiškai. Jis niekam nėra reikalingas. Pas jį buvo tik tai viena funkcija. Kai buvo 2 pasauliai, sovietinis ir vakarų, vakaram kažkokio reikėjo, ta prasme, atsako. Plus pas juos buvo labai gilios ekonominės problemos, apie 80 metais, 70 metų, taigi naftos krizė. Ta po to, kai prasidėjo Reaganomika. Jie sukūrė vidurinį sluoksnį. Ir jeigu jau 80 metais būtų sustoję, 90 metais, kai sugriuvo Tarybų sąjunga, tada būtų buvus gerai. Jie nebegalėjo sustoti, nes iš to sluoksnio atėjo žmonių pas juos. Ir tas sluoksnis plėtėsi, dabar jie supranta, kad jis jau savęs nebeišlaiko. Ekonomika irgi jau visa griūna. Ir dabar ką, išbožint? Išbožint vidurinį sluoksnį. Dar jį išbožinant, galima, ta prasme, pratemti laiką. Šitas rašo savo knygoje Švabas. Tiesiai šviesiai. Jūs nieko neturėsit ir būsit laimingi. Arba Prancūzijos prezidentų amžinas patarėjas Jacques Attali. Ne. Jacques Attali, jo. Ta prasme. Jis senai rašė, būtų gerai, kad žmonės išėję į pensiją susivoktų, kad jie visuomenė yra nenaudingi ir pasidarytų tą. Tai bet vėlgi, dar ir šitie jų planai prisideda. Taip. Dabar paimkime žmogaus psichologiją. Kad mes neigiam tas, kas mums nepatinka. A tai visa žopa, kurią ateina, mums nepatinka. Mes ją neigiam. Bet jie netiki, jie nemato. Tai yra normalu. Tai veikia žmogaus psichologija. A jeigu dabar tau nėra net ir mąstymo, nėra kitinio mąstymo, tai tu automatiškai viską neiksi. Pasaulinė, kad negali būti, jis nėra net, pas jį net nėra galimybė susimastyti. Nes, nėra tokio proceso. Jiem ką pasakė, ką pakartojo ten, Gebris sakė ten, 100 kartų pakartotas melas tampa tiesa.
Nu, jiem tą patį pakartoja, nu, jie tą patį, viso, jiem tai yra tiesa. Į mūsų pasaulį, mūsų socialinę santvarką atvedė naują dalyką kaip priverstinė medicina. Dabar, ta prasme, ministras savo įsakymu gali sakyti, o, šito komentarai blogis, tikriausiai psichiškai nesveikas, jį reikėtų gydyti. Gali? Gali. Kas, kad taip negali. Įstatymai tai leidžia, taip priimta. Jau tu nebegali nuspręsti. Anksčiau kas? Anksčiau, ta prasme, pavyzdžiui, psichuškę tik tai uždarydavo, kas kelia fizinę grėsmę, ta prasme, visuomeniai. A dabar jau gali bet ką uždaryti. Nes buvo koronos pagalba įvestas naujas, kaip ir socialinis reiškinys, priverstinė medicina. Aš jau nebešneka apie reitingus, apie kameras, apie visas tas policijas, IT ir kaip ten jos vadinasi. Ir viskas kraunasi į vieną didžiulę krūvą. Tai, kad suprasti, tu turi sutikti su tuo, kad tavo gyvenimas bus šūdas. Nu kas su tuo sutiks savarankiškai. Tai tu turi, visų pirma, būti psichiškai stiprus. Visų pirma, tu turi tą prasme, tą apgalvoti visą, susirinkti kažkokią tai įrodomąją bazę, kažkokios tai duomenys, informaciją, tą turi visą tą per savo mamanėlį pramalti. Pažiūrėti, ar tikrai čia aš nesąmonę šneku. Ar čia iš tikrųjų kažkiek tai tos tiesos ir daugiau ar mažiau. Bet kiek tokių žmonių yra? Vienetai. Pratingas žmogus priešą išanalizuoja. Kai aš sakau teisybę apie Rusiją, visi pyksta. Tai sakau, jūs pamastykit, jeigu jūs su kažkuo norit kariauti, pirmoji eilė jūs turi suprasti priešą. Stipriasias ir silpnasias vietas. Kaip tu kariausi su priešu, jeigu tu tik tai savo seksualinėse fantazijose įsivaizduosi tokį, kurį labai lengva nugalėti, pastatyti rakam ir išdulkinti pagal jų fantazijas. O pasirodys, o blembačkai, jisai nestoja. O kas daryti? Nežinom, nesam, taip negali būti. Ką daryt? Ką tu darytum dabar, jeigu tu būtum tas žuvelis, kaip tu vadini? 20 metais, žinai, toks yra savanorių vienas dangoraižis. Kaip man vadinasi? Helios? Helios. Aha. Gyvenau 23 aukštį. Su pačiu nuostabiausiu vaizdu Vilnių. Nu, gražiai ten. Ten gražias nėra vaizdo. Taip. 3 kryžiai, katedra, Gedimino kalnas, netgi eglutę matydavau žiemą. Ir 20 metais supratau, kad žopa, viskas. Visus šmotkę susikroviau, Rokiškį į vieną kambario nuomotą butelį, užsipirkau kažkokias atsargas, visą perteklinį vartotoją atsisakiau pilnai. Tau dabar idealu. Turi namą ten kreditant. Parduok, kol kainos dar geros. Atsikratyk kreditais. Turi krūtą mašiną, nusipirk paprastesnę mašiną, elementarią, kurią paprasta remontuot. O, žopa atėjo. Ai, 4 mėnesiam turi babkių. Ai, jeigu patopysiu, dar 1,5 metų pratrauksiu. Kažką sugalvosiu. Tu jau su tokiu mąstymu, tu vis tiek kažką sugalvosi. Iš kurios situacijos yra lengviau išeiti. Kai tau griūna seksualinės fantazijos, ar kai tu sakai, nu, gerai, atėję, laukiau, pasiruošęs, įdomu, kas čia dar bus. Human Performance dovanoja tau dovanų. Nes man paminėjo tavo čia, nes man paminėjo tavo sūnus, kad tu iš vis nevalgai nei virto, nei kepto maisto. Tipo žaliavalgis. Tai paaiškink, kas tai yra. Aš irgi mėgstu mėsą, aš užsisakau medium rare, bet aš greičiausiai ne tam levelė, ne dar? Ne, kodėl? Čia levelio tokio nėra vieno ar kito. Aš savo laiku buvau pilnas žaliavalgis, tai reiškia, nevartojau jokio termiškai apdoroto maisto. Bet nereikia maišyti su visais vegetarais ir tais, dar kažkiek tai yra veganais. Tai reiškia, mano rasione nieko nėra, virto, kepto, sūrių nėra. Kas ten dar? Virto, kepto. Tūšinto. Tai gerai, tai kas yra tada? Kas yra? Tai yra vaisiai, yra daržovės, yra kruopos. Kiekvieną vakarą man visi žiūrovai žino, kanapių kokteilį geriu. Man šventas dalykas, net Afrikoje kerdavau. Vedžiausi kanapės. Kanapių sėklas lukštentos, ta prasme, bananas, medaus, kai būnu Lietuvoje mėlynių šviežių, vandens susiplakai, baltyminis, geras vakariai kokteilis. Ir kaip jausmas? Man geras. Tai kiek metų jau čia tokia kaip dieta? Jau kokių 10, gal jau daugiau. Tai ar tam yra priežastis, dėl ko 10 metų prieš atsisakei? Priežastis vis laik yra, mesgi šiaip savo durniaus nieką nedarom. Nu, ypač tu jau čia, ne? Jo. Aš mėgstu labai daug valgyti. Taip. Bet viena problema, kai pavalgai normalaus maisto jūsų, po piet gyvenimo man nebelieka. Miegant traukia, nežinau kaip jum, bet aš kaip prisvalgydavau mėsytės, ten tokiom bulvytėm ir su daržovėm. Kažkaip tai po piet galvoju, būtų gerai čia bent valandžiukę nusnausti.
Ir po to supranti, kad iš visos dienos lieka tik tai pusę dienos normaliam gyvenimui. Aš pabandžiau šitą, galvoju, galiu valgyti visą dieną ir pas man, ta prasme, aktyvumas viskas tvarkoj. Vakarė atėjo laikas, išjungia ir viskas. O jauties gerai? Žinau, kam spręs. Kol kas mane tai tenkina. Nu, pagal jausmą irgi galim spręsti maistą. Afrikoje į Kilimindžarą, aukščiausią akmenį viršūnę, 6 km įkopiau per 5 dienas be jokio pasiruošimo. Gyvenime nesu nekent kalnan lypęs, net ir 3 km. Nu, sveikinu. Jo, tai va. 6 km. Ne, tai pagal tie, kas alpinistai gali pasakyti, tai ta prasme, ar tai, ta prasme, Ar tu kietas ar ne, ne? Ar kūnas, ta prasme, ar normalus ar ne. Daug vandens geri? Vandens daug geriu. Galiu kelionę iki 6-8 litrų išgerti, suvartoti per parą. O kodėl tiek daug? Nežinau, tiek reikalauja kūnas. Norisi, Plius yra kitas dalykas. Pavyzdžiui, kai aš dirbu metafizinėm priemonėm, arba mano klientai, kai daro technikas, arba aš dirbu su klientais, vis laik sakau, gerkit vandenį kaip kupranugariai, nes mūsų organizme daug įsiskiria toksinų. Nes mūsų organizme labai daug privirta toksinų. Ir kai dirba mano technikom, tie toksinai įsiskiria ir juos reikia išplauti. Nes priešingai atveju skaudės galvą, ant rytojus būsi jausies kaip po geros pienkės. Bus toksinai sapnuotas organizmas. Tai aš kai su jums pastovi, ką nors eksperimentuoju ir dirbu, tai man pastovi netgi viską išplauti. Metafizika. Jo. Tai aš vakar, žinai, kad jau čia visiškų grybų nebūtų, tai bent Wikipedijai permesiu, kas ta metafizika, bet tai karočiui... Ir ką rašome, o čia man įdomu, ką rašome. Tai aš ir niekur neatsimenu. Tai geriau papasakok tu. Kas yra metafizika ir kaip tai susiję iš visų tavo Meta veiklom? žodžio reikšmė tai yra už kažko tai. Yra fizika. Mat fizinis pasaulis, kurį mokslininkai viską paaiškina. A yra už jos ribų, kur paprastas mokslas paaiškinti negali. Ir kodėl tau tai įdomu ir kodėl tu tai studijuoji ir tai domies tom? Taip, dabar Čia tai yra dėl televizijos? Ne, čia televizija nieko bendra neturi. Čia vienas dabar mano iš mano stichijų yra, ir ko aš daugiausiai užsiėmęs. Aš jau iš verslo skaityk beveik pasitraukęs, verslo mažai ko užsiminėjau, vien tik iš tuo dalykų užsiminėjau. O kai tu sakai verslą, kai sakai klientai, tai čia viskas susiję su kanalu, televizija, žiniasklaida? Kai sakau klientai, tai reiškia tie klientai, tai privatus žmonės, su kurių baimėm ir norais aš dirbu. Čia yra mano privatus klientai. Grįžtame apie tą pačią metafiziką. Ir čia vėlgi labai susilėjęs to klausimu, ką daryti, kai tokia ateina, tarkim taip, skylutė tarp dviejų bulkučių mūsų laukia. Tai vienas iš dalykų pradėti gyventi savo gyvenimą. Nes mes iš esmės nuo vaikystės negyvenam savo gyvenimu. Mums vaikystėje tėveliai paaiškino, kad mes Petraičiai buvom bėdni, esam bėdni ir būsim bėdni. Taip, salginai. Uždeda mums kažkokį tai pasaulio rėmą, pasaulio suvokimą. Po to mes nueinam į darželį, į mokyklą, prasideda mūsų bendramžiai, mokytojai, su savo rėmais. Sėdituvais, uždeda mums, ta prasme, sistemą ten uždeda. Po to mano mylimiausia tai yra marketologai ir politologai. O tie tokie deda riebų tašką, bunkšt, kad tu jau nebūtų jokio noro užsimti savo gyvenimu. Ir tada žmogus, ta prasme, nukais. Tada tokios ir gaunasi žuvytės, kai jom savo gyvenimo neturi, uždeda kažkokius tai, ta prasme... Nu, tai matrica bandė vaizduoti kažką tokio, ne? Kad tau uždeda kažką... Jo, galima ir per tą dalyką suprasti. O to aš duodu technikas ir padedu žmonėm išeiti į... Kai kas sako, išeiti į sistemas, bet į sistemos išeiti neįmanoma ir nėra prasmės. Aš duodu, ta prasme, instrumentus savo gyvenimus atrasti. Tikrą savo gyvenimą atrasti. Arba, pavyzdžiui, kam tik tai užtenka baimės nuimti, nes žmonės, mes visi visko kažko bijom. Tik tai sąmoningai arba nesąmoningai. Tai tokias yra dvi kryptis. Su baimėm daug dirba žmonių ir su žmonių, kaip sakau, gyvenimais arba norais. Instrumentų yra labai įvairių. Žinant, pavyzdžiui, apie to pačius metafizinius, tai projekte Nori pildosi YouTube kanale. Ten yra duodami, pavyzdžiui, pagrindinis instrumentas, ko beveik visiems reikia, tai mes nei vienas savęs nemylim. Reikia pradėti nuo meilės savo. O kaip mylėti save, jeigu tu jautiesi, kad nieko nepasiekiai gyvenime ir nepadarai nieko... Nieko, kas priėmė sprendimą, kad tu nieko nepadarai? Nu, pats. Tai palauk, tu jau daug kažkiek pragyvenai metų? Pragyvenau. Nu, tai reiškia, kažką padarai? Pratraukiai tiek metų? Blogiausiai atveju tiek metų pratraukiai? Bet tik pratraukiau. Nu... Greičiausia dar kažką ten turi, darbo turi, greičiausia turi kažkokią tai specialybę. Gerą, blogą, patinka, nepatinka, bet kažką turi.
tai jau kažką tai vis tiek pasiekiai. Nu, negali, kad pasiekiai. Nu, čia taip jau... Suprantu. Čia aiškint smegenim. Taip, A jeigu šiaip tai yra pratimas meilė savo. Taip. Tai iš esmės paprastas dalykas. Atsisėdi, kad ir vakare, ar ryte, ramiai, kad niekas netrukdytų. Paėmė ant rankų save mažyti. Jo. Ir įsivaizduoji, ta prasme, kaip meilės rautas iš tavo širdies eina į tavo mažyčių širdį. Ir mes per laiko kilpą grįžtam atgal į save mažą ir savo duodam meilę, kurios mes negavom iš tėvelį ir panašiai. Kai mes nemylim savęs, tai mes nežinom, kas yra meilė. Tai mes tada kitiem duosim meilę. Dėl to tėvelį ir meilę perka už pinigus, kaip prieš tai pasakojau. Tada tu irgi negali duoti kitam meilės, nes tu meilę kažkaip įsivaizduoji kareivą šleivą, jeigu taip pažiūrėti, kas yra ir šiaip tikroji meilė. Lietuvių kalboje, ypač va dabar, toksai žodis biški, kuris net gal juoką kelt pradėjo ir gėda gal biški žmonėms sakyti, kad aš tai myliu, ta žodis, jis nėra populiarus žodis. Dėl to, kad visuomenė ir sistemai nėra naudinga. Taip. Nes žmogus, kuris myli save, pradeda gyventi savo gyvenimą. A žmogus, kuris gyvena savo gyvenimą, jo negali taip lengvai įsprausti į rėmus, kokius tau reikia. Taip, sistemai reikia tam tikro, kai sakys, tai kaip tada aš čia išeisiu, jeigu tu pasakai, kad negali. Sistemai reikalingas tam tikras žmonių kiekis, kuris gyvena savo gyvenimus, kad valdyti likusias avis. Tai gali būti tu, tas, kuris gyvena savo gyvenimus, gali būti avis. Šitoje vietoje sistema tau leis normaliai, ta prasme, užimti savo tikrą normalią vietą. Tai kas valdo tą pasaulį? Švabas ten sėdi vienas, ten tokio tipo, ne? Pasaulio nieks nevaldo, valdyti neįmanoma. Pabandykit 5 draugai susitart, kur šiemet važiuosit atostogauti. Tiek to. Susitarkit, kad už 2 savaičių važiuosit kept šašlykų. Vietą susitarkit, laiką ir kad bus už ką atsakingas. O po to man pasakykit, ar įmanom valdyti pasaulį. Tai kaip į visą šitą reikalą turi religija įsiterpti ir žmonėm palengvinti? Religija yra žmonių valdymui, labiau tikėjimas. Bet tikėjimą mes gyventi negalim. Netgi Sovietinės laikais, jeigu nebuvo, ta prasme, tikėjimo, tai tikėjo, ta prasme, kad nėra Dievo. Tai irgi buvo tikėjimas. Aš tikiu, kad netikiu. Irgi yra tikėjimas. Taip. Žmonės turi pakeisti, jeigu tu netiki Dievą, kažką tiki kito. Kitaip būti negali jo. Tai sakai, religija yra kaip verslas labiau, bet vis tiek atlieka funkciją daug metų, daugelį regionų ir liktais vienyje, ne? Ir moralę padeda. Aš dabar irgi susitikinėjau su draugė, pirmą kartą tokia religinga gyvenime net. Tai jinai turi nuo pat vaikystės, žinai, kad mane gal Dievas mato. Bet matai, jeigu tu nedarai nuodėmės dėl to, kad tave mato, tu veiki iš baimės. A ne iš meilės. Tu turi gyventi iš meilės, o ne iš baimės. Tuo religijoje yra daug skirtumas. Jo, ir kaip... Man atrodo, didelis skirtumas, ar tu darai dėl to, kad nori, ar dėl to, kad bijai gauti per galvą. Bet į religiją, būtent kaip religija, ar krikščionybė, ar islamas, tu tai žiūri kaip į verslus, ar kaip... Ne, kad jie parduoda tikėjimą? Religija tai yra kaip instrumentas valdyti. A jeigu žiūrėt kaip į tikėjimą, tai visi beveik panašus. Principai visų tie patys. Jo. O tu kaip tu save laikai? Ar tau buvo periodų, kai tu buvai nelaimingas? Nes dabar žiūrint į tave iš šono, tai tu atrodai labai laimingas žmogus. Tai mūsų sprendimas ir mes laimingi ar ne? Bet tu to dažnai nesupranti gal. Arba būna taip, kad tu tą supranti gal vėliau, arba būna, kad tu vis tiek situacijose užsimiršti, ar periode užsimiršti. Būna, bet dabar tie dalykai būna labai trumpi. Gali būti ten kažkiek tai, ten valandų bėgis, greičiausiai. Jau dienom tu nebūna. Tai tu jautiesi laimingas? Taip. Sėkmingas? Taip, pagal savo suvokimą, taip. Vėl, tai čia yra mūsų visų asmeninis. Vėlgi, vienas kriterijus, tu save myli ar ne, tu nustoji save su bet kuo lyginti. Jeigu tu su kažkuo bišklinti, aišku, tu savęs nihrina nemyli. Iš pavydo čia, man atrodo, eina lyginimas. Ne, čia iš dėl to, kad tu nežinai, kas tu toks ir tu ieškai kriterijų. Kas aš toks? Davai aš būsiu kaip jisai. Ne, gal kaip jisai. Gal kaip tas. O čia žiūrėk, reklamai visai nieko atrodo. Davai aš būsiu toks kaip reklamai. Idealiu atveju tu net pats su savim. Jeigu jau nori su kažkuo, tai lyginti, o aš negaliu, man čia reikalinga konkurencija. Būna taip tokių žmonių. Būna. Tai tada lygink pats su savim. Vakar ir šiandien.
ant kiek tu šiandien pasidarai kurtesnis, laimingesnis, ten, nežinau, daugiau babkių uždirbai, daugiau merginų pakabinai, ten kurtesnis seksas pas tau buvo. Tada gali su savim. Aš jau bus sunkiau. Čia bus net į paprastą, nes tada reikia eiti į priekį. Aš šiaip... Ir galvot reikia, nu tu tą ir sakai. Veikt reikia, veikt. Galvot mažiau reikia veikt. Nes jeigu aš būčiau galvojęs, aš niekada čia būčiau gyvenime nepadaręs, nei būčiau nei išvažiavęs nei į Ukrainą, nei kabinės padaręs, nei kažkokio to įsiminėjęs. Tu, kai myli save, tada tau kažkaip viskas tampa savaime. Po to ten jau prasideda Bet kiti gali sakyti, ką iš egoistas šneka su barzda. Nu taip. Ir kas yra egoistas, man klausimas kyla? Dėl to, kad, ta prasme, aš gyvenu savo gyvenimu ir kitus kviečiu gyventi savo gyvenimą, čia egoizmas? Sakys, tai tu jis tik apie save galvoja, apie kitus negalvoja. Gerai, turit technikų daviau, darėt, nedarėt. Tai palaukit, aš apie jums pagalvojau. Nu pagalvojau. A jūs ką nors padarėt? Nieko. Tai prie ko čia egoistas? Paaiškinkit man, kas yra egoizmas. Dėl to, kad aš myliu save, o jums kas nors trukdo save mylėti? Bijau, kad ne. Trukdo jūs patys. Jūsų vaikystėje nemylėja? Nemylėja. Jūs dabar visam pasauliu dėl to keršėt. Pakeist norit? Nenori, tai patogu. Taip lengviau. Nes kaip lengviau visi yra kalti. Taigi lengviau gyventi. Kai vaikinas arba jaunuolis išmoksta prisimti atsakomybę, jisai tampa vyru. Tai vat labai gerą atsakomybę permesti kitiem. Ir vat šitie visos žuvytės, jos nei vienas neprisima atsakomybės. Tai sistema taip yra surėdyta, kad vis tiek kažkiek tai žmonių turi būti, kas valdys savis. Nu, tai reiškia, tavo kartoj duota šansas. Tu tą šansą išnaudosi ar ne, čia yra tik tai tavo dalykas. Dauguma to šanso neišnaudoja. Tu dabar jį bandai naudot. Bandai kabintis. Hebra, sakai, tu ėmės čia. Gal tu pats to nesuvokdamas. Bet tu atlieki tokią rolę. Tu, ta prasme, daliai avių sakai, gal susimastykit. Sauliau, kokią tu matai ateitį Lietuvoje? Žmonės, kurie turi smegenis, turi daug perspektyvų. Tie, kas moka mąstyti, kas turi, ta prasme, kritinį mąstymą, kas ta prasme, nori kažką šitą gyvenime daryti, ne tik tai žiūrėti video ir skaityti geras video, rašyk daugiau, tie turi galimybę. Taip, laikai bus sunkus, smirdės, gali būti ir iki kelių eiti per tą visą brūdą, gal kam ir iki bambas, bet šitoje vietoje, jeigu mes iš anksto pasiruošim, kaip aš nekėjom, yra du variantai, arba tu sakai, kur tas mano šūdas, aš jau laukiu, kada jis ataisa, Ainas velnės neateina tada, tai būna gyvenime. Būna. Kai tu pasirsako, ne, pas tą pasiruošęs, gal aš apanysiu jį apeiti. Vat pas tuos taisi, pasiuosi įdomiau, tas bliamiškai man kažką padarys. Tai vat, suvokti, aišku, meilę savo, gyventi savus gyvenimus, bet čia jau next levelis. Pradžiai, ta prasme, bent jau protinin, ta prasme, sakyti, perteklinio vartojimo. Įsivaizduokit svarbus dalykas. Per pus sumažėjo jūsų pajamos. Nesvarbu, ar tai pajamos sumažėjo, ar kainos pakilo 2 kartus. Koks skirtumas? O jeigu tame ir esmė, kad bus du tie patys, tai... Tai dar bus geriau. Tai bent jau tiek. Pradėti reikia nuo papštų. Tikrai, sumažėjo 10% pajamos, sumažėjo 20% pajamos, 30%. Ir darykit veiksmus, žiūrėkit. To nepadarysit, tada nesakykit. Kaip būna prastai. Jeigu būčiau žinojęs, tai gal kai jaunas, nežinai, būdavo pas mus pastoviai. Būčiau žinojęs, tada būčiau nusipirkęs būtų. Būčiau žinojęs, tada būčiau nusipirkęs žemę. Būčiau nusipirkęs ten mišką. Žmonės gyvena, jeigu būčiau žinojęs. Va dabar Hebra sako, meniu, bus žopa. Garantuoskis, jeigu būčiau žinojęs. Tai gal norėtum tarti kažkokius paskutinius žodžius į kamerą šiam epizodui? Yra variantas, kai jūsų gyvenime nėra krizės. Bet dauguma jums bus sunkesnis negu eiti per šitą visą krizę. Gyventi savo gyvenimą. Kai jūs gyvenate savo gyvenimą, krizės nėra. Dar prisiminiau vieną gerą antikrizinę priemonę, jeigu jum, iki 40-50 metų. Žinai, kokia priemonė? Pasidaryt vaikų. Kuo daugiau vaikų, sakysit, o tai kur čia ta krizė buvo? Tuo daugiau. Tai pampersai, taip tas, tai anas, 5, 10, tu vaikai susiminėjai, tau daugiau nieks pasaulyje nerūpi. Kai tu mažiau žiūri visokios tiktokus, YouTube'us ir visą kitą, tu mažiau savo šūdo krauni galvą. Taip, kad arba vaikai pasirinkat, arba gyvenat savo gyvenimą, arba sveikiai atvykę į skylutę tarp 2 balkučių. Smirda, ne kas, bet turit 3 pasirinkimus. Matęs, jam davė 2 tabletės. Aš jums duodu 3 tabletės. Rinkitės. Kaip sako, jūsų teisė rytiškai buvo politinė reklama. Manau, jau pozityviau
Neįmanoma. Nu tai gal ir išrinks ir į prezidentus dabar. Ne, mes visas pasaulis laukia. O šiaip ant bairio esi galvojęs apie politiką? Aš buvau. Buvai? Tai aišku, man viskas buvo. Bet čia paliksim kitai serijai. Paliksim kitą seriją. Ačiū tau labai, Sauliau, kad atvykai. Ačiū tau, kad pakvietei.